now, in English, how do you think? It is possible everything in 2 matches? Or how do you think about 2 matches? Not today, but our battle. I think it's very open. It's very open. Still, after this game, it's very, very much open. So I believe in our team we can do it. Can we ask Lithuanian? Okay, one question. Ką manote apie šiandienos rungtynės? Sunkios rungtynės, aišku, varžovai galbūt turėjo daugiau kamuolio kontrolės, kažkiek tam buvom irgi pasiruošę. Bet kažkokių didelių momentų prie mūsų vartų jiems nepavyko sukurti labai daug. Gerai praleidom įvartį kontratakoje po savo labai grubios klaidos. Daugiau, tikrai kol kas negaliu taip prisiminti šiuo metu, kad buvo kažkokie labai dideli momentai. Patys iš savo pusės, manau, turėjom tikrai 83 minutę Kadero momente galvą įmušti įvartį ir laimėti rungtynes, bent jau 2-1. Treneri, nežinau, tikriausiai jūs turėjote daugiau informacijos apie varžovą, jūs geriau žinote, pas mus tinklalaidėse kažkaip buvo tokia nuomonė, kad visgi Hegelman turėtų būti silpnesnė komanda šioje poroje. Tai jūsų požiūris toks būtų, toks yra jėgų balansas šioje. Aš tikrai nelaikau mūsų komandos silpnesnės šitoje poroje. Gal tik tai stiliai labai skirtingi šiai dienai yra komandų. Paidė yra komanda, kuri labai daug žaidžia su kamuoliu, mėgsta žaisti su kamuoliu, ieško tų vertikalių perdavimų kombinacijų, bet tikrai turi ir silpnybių, kurių tikrai nenoriu dabar aš atskleisti dėl suprantamų priežasčių. Tuo tarpu mes šiuo metu, kadangi prieš tai turėjom labai daug traumuotų žaidėjų, tikrai tą žinot, buvo gal berods 8 žaidėjai traumuoti, kurie galbūt potencialiai yra ir startinės sudėties žaidėjai. Tai surišim į tai, mes turėjom keisti savo galbūt braižą žaidimų. Dabar tie žaidėjai, kurie buvo traumuoti, grįžinėja, bet nueiti vėl grįžti prie kažkokio kitokio stiliaus, kuris galbūt man kaip treneriui ir komandai būtų priimtinesnis, taip greitai viskas nesidaro, reikia truputį laiko. Tikrai nemanau, kad mes silpnesnė komanda tiesiog yra labai skirtingų stilių šiai dienai komandos, taip pasakysiu. Kas jūsų komandai pavyko taip labiau šiandien ir kur matote rezervas galbūt atsakomosiose rungtynėse? Tai rezervas labai paprasta turbūt, jūs nematėt, kad žaidimas su kamuoliu norėtųsi daugiau kamuolio kontrolės, geresnių sprendimų, turint kamuolį, ypatingai toj pačioj pirmoji fazėje ar tiem patiems gynėjams, kontroliuojant kamuolį be kažkokio didelio varžovų presingo, norėtųsi tiesiog geresnių sprendimų ir surast kažkokią tai progresiją į priekį dažniau, negu ką padarėm šiandien, o kas pavyko, tai matėt turbūt, kaip ir sakiau, ne per daug šansų varžovai sukūrė, reiškia gynybos sistemą kaip ir veikia, pavyko apsiginti. Žinojom, kad jie labai daug naudoja savo šeštą, atraminį saugą, tai stengiamės jį kaip ir puolėjų saugų pagalbą blokuoti tos perdavimų linijas jam ir neleisti jam kurti to žaidimo, vesti to žaidimo. Ir pirmam kėliny, aš nežinau, jis turbūt tik keletą kartų ir prisilietė prie kamuolio taip, kad galėtų progresuoti su juo. Antram kėliny matėte, jau keitė sistemą ataką, jau pradėjo žaidinėti su 3 žaidėjais iš galo, tai privertėm juos tai padaryti, reiškia, nebuvo jiems taip patogu irgi, jeigu turėjo kažką keisti savo rungtynių plane. Ir kitas dalykas, tai fantastiškas žaidimas 1-1 kraštuose šiandien, manau, veikia labai. Tai tikriausiai Esmilis Kaušinis yra tas vienas iš fantastiškai žaidusių žaidėjų, bet pakeitė gan anksti, tai su kuo tai susiję? Žinokit, Esmilis jisai ir grįžęs po traumos, prieš Panevėžį žaidė berods kažkur 25-30 minučių. Šiandien buvo planuota, kad galbūt žais kėlinį, žaidė daugiau ir tiesiog jau pats pasiprašė keitimo, nes buvo pavargęs. O grįžtant prie to žaidimo 1-1, tai ne tik Esmilis Kaušinis, aš manau, kad Andrius Kulinis išėjęs po keitimo irgi puikiai tą darė, berods 3 pirmie epizodai visus 3 kartus prasiveržė ir atliko skersotą perdavimą baudos aikštelę. Tai su Esmiliu išvis kalbėjom berods po bangos rungtynių. Aš jam sakiau, tu pasiemi kamuolį, žais prieš tą gynėją, eik 10 kartų, prarasi 8 kartus kamuolį, jokių problemų. Bet tuos 2 kažką mes sukursim, tai būtent tas turbūt čia ir padėjo. Jis tikrai drąsiai įsiveržė į baudos aikštelę ir uždirbo 11 metrų baudinį.
Aišku, kitam krašte irgi Karlosas Diukas, kuris tikrai gali žaisti vienas prieš vieną ir manau, kad tai yra irgi mūsų rezervas toje vietoje, tai tas tikrai reikia šiandien, matėte. Pacituosiu jūs, jei Kaderas būtų įmušęs, būtų labai gerai. Tai reiškia, kad 1-1 nėra labai gerai. Aš namuose žaidžiant noriu laimėti rungtynės, ypatingai kai, taip jau pasakysiu, susitinka viena kitos vertos komandos, to pačio kalibro, sakykim. Tai, bent jau mes taip vertinam. Tai namuose žaidžiant norėtum bent jau minimalios tos pergalės ir tikrai galvoju, kad tam buvo galimybė. Jeigu gerai, dar prisimenu, pirmam kelyje buvo fantastinis karštuotas perdavimas, ten tas pats Kaderas turėjo sukurti geresnėje pozicijoje. Tai aš manau, kad tam momentu turėjom dar bent vieną įvartį. Rungtynių pabaigoje kažkaip norėjau su galbūt didesnio šturmo, ar čia varžovai neleido, ar ir patys pasisaugojo. Rungtynių pabaiga iš vis buvo laukinė, tai pasakysiu, žaidimas visiškai sulūžo, kaip čia įsireikšti lietuviškai, prasidėjo tranzicijos iš vienos pusės į kitą, gaišės vidurio žaidimas. Tai nesakyčiau, kad ten varžovai mus labai spaudė, nesakyčiau, kad ir mes jau spaudėm, tiesiog buvo rungtynės vyko be aikštės vidurio. Vieni atakuoja, kiti atakuoja, tai faktas, kad norėtųsi galbūt to didesnio šturmo, bet jo tiesiog nepavyko padaryti, nes žaidimas buvo labai užsivedęs nuo kranto iki kranto, taip pasakyti. Už savaitės rungtynė Beros Peno mieste, visam žaidė savo namų, nes aikštė ten, žinau, natūraliai dirbtinė, nesiaiškinu. Ir kaip paruošėtės to rungtynės, kažkokio, įprastai. Žaisim natūralios dangos aikštėje, taip. Kiek žinau ir teko analizuoti savo rungtynės, namų žaidžia ant dirbtinos dangos, nežinau kiek jie čempionate žaidžia ant tos žolės, tai manau, kad daugiau mažiau bus tos sąlygos panašios, o pasiruošimas bus įprastas. Tikrai ne kažkoksai labai ypatingas. Taip, žinoma, buvo pirmasis rytas, yra įvartis UEFA varžybose, ar kažkokiu sentimentu kelia šitas? Faktas, po įvarčio ant suolo sakiau, kas yra ant suolo žmonėms, kad pasidžiaugti, yra pirmas klubo įvartis istorijoje Europos turnyruose. Rūbiniai tą pasakiau, žinot, pirmas visą laiką pirmas. Tai yra pirmas įvartis, o dabar reikia? Pirmos pergalės. Tai ir bus, ne? Bus. Aš jau užbaičiau. I have a question about Vilius Armanavičius. He very good score goal after penalty, but today no. But okay, after goal. But do you analyze? Do you know before game Edwin Majarju good save penalty? I need to ask my goalkeeping coach because he's responsible of this. Because I watch Estonian League and He's analyzing goalkeepers, and I know he spoke with Vilius how Vilius gonna shoot. Okay, I will not tell anybody anything else. But goal is Goal. yes. Aš jį dar pereinant prie tų atsakymų į rungtynių, kiek bus dėmesio skiriama baudinių serijai? Bus skiriama tikrai. O šiaip ruošitės baudiniams iki šiol? Iki šiol ne, tik tai žaisdami taurės rungtynės su FK Tauru ir Transinvest. Turim rutiną prieš rungtynės, kuriuose gali būti pratęsimas ir baudiniai, turim rutiną baudinius ruoštis. Tai pirmai pergalė, kokius rezervus turite? Nes ar čia dar, ką mes matome atsargoje, ką mes matome Sarpinių vienuolykiai, ar yra dar kažkas, ko mes nematome? Jūs klausėte apie žaidėjus, nes apie stilių ten ar apie tas, kas aikštėje apie žaidėjus, ne, tą ką matot paraiškoje. Nebus kažko nieko. Naujo ne. O kažką treneriai turi numatę, kaip reikėtų žaisti, kad pasiektumėt tą tenkinantį rezultatą? Įmuš daugiau negu varžovai.